Sveiki, čia Linas iš Medimums. Dažnai susidurėme su tokia situacija, kad tie žmonės, kurie groja audio failais, kitaip tariant fonogramomis, prisirenka iš visokių šaltinių muzikos ir ta muzika nėra vienodo lygio. Ką reikia daryti tokiu atveju, jeigu vieni garsiau groja, kiti tyliau groja, tuoj pat aš jums parodysiu. Eilinį kartą įsijungiu savo mėgstamą Wavelabą ir čia, sakykime, įsidedu vieną failą. Jurga Jurgita yra tokia daina, žinot visi, atsiverčia. Kaip matot, kreivės eina iki 100 padalos, ar ne? Nėra tokių labai didelių pikų, nieko. Ir tas failas, kaip matoma, jisai toksai, sakykime taip, jau matosi iš to, ką čia žiūrim, kad jisai yra garsus, ar ne? Jisai groja, dirba ties 0 decibelų padalą, viskas yra tvarkoj. Imkim kitą failą. Imam kitą failą, Ovidijus Vyšniauskas, Sapnai. Labai faina daina. Ir žiūrim į kitą failiuką ir mes matom, kad jo, aš čia nuo garsiosios dalies paleisiu. Jis girdisi, kad jau yra šiek tiek tylesnis. Ką reikia daryti? Reikia failą normalizuoti. Tai labai paprasta. Pasiimam šį failą, verčiam process. Toliau change level. Ir toliau imkim, sakykime, 1+1 decibelą padalą. Eiplį. Dar stipriai neklipina mums, pačioj pabaigoje truputėlį gal ir klipuoja. Tokiu atveju mes padarom taip. Pasižymėme. Ir dar kartą Eiplį. Pasiklausom, kas gavo. Iš tikrųjų, dar galėtumėm kartelį vieną mes paimti, pakelti visą. Ir tuomet jau jisai bus kaip ir garsiai. Kadangi pati dainos struktūra jau yra truputį lėtesnė negu ten Jurga Jurgita, jisai automatiškai truputėlį tylesnis, bet, kaip matom, jau jis normalizavosi į teigiamą pusę ir jau nereikės su rankenėlėm greitai groti. Kągi, taip galima pasiremontuoti ne vieną ir ne 2 ir ne 5 failus, o visus. Taigi, sėkmės kūryboje, čia buvo Linas Medimums.